Mes didelėje bėdoje. Šviežia Austrė, nurykime ją. Tiesiog einu į stovyklą. Keistai atrodantis gyvūnat. Man dabar tikrai šalta. Na štai mes, artimiausias 3 dienas būsime šioje saloje. Vaikinai išgyvensime be maisto, be vandens ir be pastogės. Tai bus vienas iš didžiausių išgyvenimo išbandymų. Turime tik ribotus išteklius mano kuprinėje. Šiuo metu esame vienoje iš beprotiškiausių vietų pasaulyje. Pirmo dienos prioritetas – rasti pastogę. Parodysiu jums, ką turiu kuprinėje ir sugalvosime, kaip po velnių išgyvensime artimiausias 3 dienas. Iš tikrųjų labai jaudinuosi dėl šio iššūkio. Gerai, pradėkime tyrinėti. Gerai? Einam. Noriu pasiekti gerą apžvalgos tašką, kad galėtume suprasti, kur po velnių galime įsikurti, pastatyti pastogę ir išsipakuoti kuprinę. Tada galėsime pradėti ieškoti maisto, vandens ir visų kitų dalykų. Oho, potvynis kyla žmogau. Čia visa paplūdimio dalis, kurią turime. To mums neužteks pastogiai pastatyti. Turėsime apsisukti nuo šio uolėto iškišulio ir pabandyti rasti kokį nors paplūdimio ruožą. To ir ieškau. Ar čia yra kokia nors natūrali priedanga? Taip pat ieškau gražios, lygios smėlio vietos, ant kurios galėtume šiąnakt miegoti. Tai bus gera vieta, kurią galėsime vadinti namais? Manau, kad būtent čia bus gera vieta mums, vaikinai. Noriu jums parodyti, ką turime artimiausioms 3 dienoms, kad išgyventume šioje saloje. Visų pirma, vaikinai, turime droną čia. Tai tikrai mūsų GoPro kameros tikrai nepadės, jos mums nepadės. Turime šitą daikčiuką, turime mačetę, ji tikrai mums padės per artimiausias kelias dienas, tikiuosi. Praskelti kokius nors kokosus, galbūt jai pavyks pagauti kokį gyvūną, išvalyti jį ir taip pat padės mums pasistatyti pastogę. Turime ir savo kaukę čia. Tikiuosi, tai leis mums matyti po vandeniu. Taip pat turime savo ietį. Pažiūrėkite į šį ginklą čia. Tikiuosi šiek tiek vėliau galėsime tiesiai nuo šios salos nuplaukti ir per kelias artimiausias dienas pagauti kokią nors žuvį. Kas žino, kas ten laukia? Žuvys, omarai, unguriai. Taip pat turime plieną ir titnago gabalą. Tikėkime, kad pavyks užkurti ugnį. Ir galiausiai, vaikinai, mūsų paskutinis daiktas – firminis Jungle Juice Quick Revive. Nes pasiimsime tik šį. Kai visiškai pritrūksime jėgų, jūs žinote, mes jį išgersime ir tada atgimsime. Kuprinėje daugiau nieko neliko. Turime tik pačius būtiniausius dalykus, kad išgyventume šioje saloje. Tai bus vienas beprotiškiausių iššūkių mano gyvenime. Turime sugalvoti, kur apsistoti pirmąjį dienai. Nė už ką nemiegosi atviroje paplūdimyje artimiausias 3 dienas. Kas dabar vyksta? Kaip matote, visas šis vanduo teka į krantą ir išplauna visokiausius daiktus į paplūdimį. Ir štai, čia iš tikrųjų yra mums naudingų dalykų, kuriuos galime panaudoti. Pažiūrėkite, kaip galime rasti tai, ką išplovė į krantą. Gerai, pažiūrėkite į tai. Tikriausiai galėsime tai panaudoti, kokiai nors konstrukcijai surišti ar panašiai vėliau. Tai tikrai pravers. Turime kokosą. Jis tiesiog atrodo kaip aš, kai rytoj ryte atsikelsiu. Šitas jau netikės, jo panaudoti negalime. Bet jei rastume kokosą, tai būtų idealu. Pažiūrėkite, tai krabo kiautas, tai geras ženklas. Galbūt vėliau rasiu jų daugiau, maistui. Kas tai? Dar vienas supuvęs, sudaužytas kokosas. Štai tikrai geras radinys. Ar ne? Turime čia visą krūvą virvės, nukirsiu kelias šitas gijas, jos mums pravers statant pastogę vėliau. Pažiūrėk į šito vandens kiekį. Kartais galima rasti tokių talpų su vandeniu, bet ši atrodo užteršta. Manau, kad mes iš tikrųjų galėsime tai panaudoti. Tai kaip didelis, minkštas putplasčio gabalas. Turiu idėją, ką su juo daryti, bet turėsite palaukti ir pamatysite vėliau. Turime dar vieną putplasčio gabalą, tą irgi pasiliksime. Jokauji, pažiūrėk, tai kaip mažas soliukas, arba galėtume ant jo net gaminti. Jis netgi kaip mažas filetuojimo stalas. Tikrai galėsime tai kažkam panaudoti. Dėsime tai į kuprinę. Pažiūrėk į tai. Turime savo plaukų šukas mažutę. Gera žinia ta, kad čia nėra kam įspūdžio daryti, todėl to nelaikysiu. Čia netgi yra kažkokie Air Jordan batai. Oho, jie visi supuvę. Viena problema dabar, nes labai prakaituojame. Prarandame daug gyvybiškai svarbių skysčių. Vaikinai. Dar neradau jokio vandens šaltinio ar kokių nors išmestų kokosų. Reikalai neatrodo gerai. Kur tie kokosai?
Po Vilnių gerai. Nerandu jokių gerų kokosų, kuriuos bangos išmetė į šį paplūdimį, ar ne? Matote, čia pačioje nėra daug nuolaužų. Jų daug daugiau ten aukščiau. Turbūt turime tik 2-3 valandos, kol pradės leisti saulė. Turime sugalvoti, kaip pasidaryti pastogę, vaikinai. Grįžkime į stovyklą. Einam. Oho, ten laukia taip karšta. O, dieve mano. Turime vieną tvirtą vastą, jis keliauja į stovyklą. Šitą ir paimsime su savimi. Tarkime, jie nėra lengvi. Čia iškasime nedidelę duobutę. Gerai, matote, turime pirmąjį pamatą, tačiau įsitikinsime, kad jis tvirtas. Gerai, mes viską surišome, dabar dar šiek tiek tvirčiau pritvirtinsime. Aš tiesiog kišu šiuos akmenis po apačią, pritvirtinu, kad viskas nenukristų. Turime savo tipį pamatą, dabar mums reikia tvirto skersinio. Jis iš esmės gulės čia. Dabar galime pradėti statyti toliau. Turime savo pastogės pagrindą čia. O, viskas pradeda pavykti. Pažiūrėk, kaip tvirtai laikosi. Ji tikrai niekur nedings. Dabar mums tai reikia pradėti dėti visus tuos medžio gabalus nuo paplūdimio ant skersinio. Taip po truputį viską pastatysime. Ir visur aplink mane smėlis. Gerai, šią pastogę turbūt statome jau kokias 2 valandas, ji gana didelė. Lengvai galima joje atsisėsti, tai reikia dar šiek tiek užpildyti. Žmogau, pažiūrėk, kaip gerai atrodo, kaip vaizdas iš mūsų pastogės. Nebloga. Nenoriu, kad čia pradėtų lyti ir likčiau atvirame lauke. Taigi, kol dabar geras oras ir turi šiek tiek energijos. Pabandykime kuo labiau uždengti šią pastovę, kad ji būtų apsaugota nuo lietaus ir nepraleistų drėgmės. Paimta. Gerai, ką tik radau šį žvejybos tinklą ir jis iš tikrųjų gali būti naudingas. Uždėsiu jį ant mūsų pastogės čia. Tiesiog padėsiu prie pagrindo. Čia tikriausiai bus mūsų galva, kai miegosime. Šioje vietoje svarbiausia, kad būtų nepralaidi vandenį. Ir ką galime padaryti, tai paimti visą šitą. Tai iš tikrųjų veikia labai gerai. Mes padėsime juos viduje, kur apsistosime. Ir tai veiks beveik kaip mažas čiužinys mums. Tai bus mūsų namai kelioms artimiausiams naktims. Diena gerai, visiškai pavėsyje, visai neblogai. Nežinau, kiek atšals per artimiausias naktis. Taigi šį kilimėlį galbūt teks paversti antklodę. Jeigu pradės lyti, galėsime greitai pabandyti viską uždengti. Eiti pasivaičioti šiek tiek toliau. Tad dabar man reikia atsipalaiduoti. Nėra prasmė švaistyti energiją šiai pastogiai, bet aš neturiu jokios energijos, kurią galėčiau atiduoti. Aš visiškai išsekęs. Mes kažkiek pastatėme pastogę, dabar noriu rasti ko atsigerti, vyrai, kol dar neįsibėgėjo popietė. Turime tik kelias valandas, kol pradės leisti saulė, tad eikime paieškoti ko atsigerti. Esu visiškai dehidratuotas po pastogės statybos. Eime kokose. Taip, pažiūrėkite, vyrai, tai lyg sena vandens buteliukas ar kažkas panašaus. Nežinau, kiek laiko iš čia guli, bet noriu pabandyti. Matote, kaip ant dangtelio auga pelėsis. O, ir jūros gilės jau pradeda augti. Eina. Ten pilna druskos. Ne, mes negalime to gerti. Pamato mums tik bus bloga ir dar labiau dehidratuosime. Eikime toliau. Nieko, čia tiesiog nieko nėra. Viskas taip negyva. Pažiūrėkite, tai seni kokosai. O velnias, maniau, kad radome vieną, vyrai.
Mes dideliai bėdoj, čia nerandame nieko atsigerti. Nemanau, kad galiu eiti daug toliau, tik švaistysiu mūsų energiją. Manau, turime grįžti į stovyklą, turime sugalvoti kitą būdą, kaip gauti vandens. Nežinau, kaip tai įvyks. Oi, dabar mums galas. Vėjas labai sustiprėjo, nežinau, kiek aš šals per naktį, bet bent jau jei ant manęs nepūs vėjas, tai bus tikra prabanga šioje saloje. Noriu pažiūrėti, ar galime užkurti laužą iki popietės ir galbūt rasti kokio nors maisto. Tačiau vanduo dabar yra svarbiausias prioritetas. Dabar pasiimsiu mūsų kuprinę ir noriu pradėti šiek tiek toliau tyrinėti. Mačiau augalą šiek tiek anksčiau, manau, kad galėsime jį panaudoti. Štai ko mums reikia. Žiūrėk, šitie. Šitas. Tai bus tobula. Štai čia yra viena geriausių medžiagų įkūrai, kokias tai galite rasti. Jos yra labai lengvos ir labai lengvai užsidegama kibirkšties. Taigi, pripildysime savo kuprinę šiomis. Turi dar vieną butelį vandens. Pažiūrėk, kaip ant jo auga jūrinės gilės. Pabandykime. Ne. Tai druska. Tikiuosi, per artimiausias kelias dienas nesusirgsiu. Gerai, ką tik ištraukiau visą mūsų įkurą iš kuprinės, surinkau daug mažų medžio gabalėlių, naudosime juos, bet pirmiausia turime uždegti ugnį su plienu ir titnagu. Pirmyn. Štai taip, štai taip, štai taip, štai taip, štai taip. Gerai, mums pavyko. Geros naujienos yra tai, kad viskas čia labai sausa, tad tai užtruko tik kokias 20-30 minučių. Blogos naujienos, mano burna taip pat labai sausa. Mūsų laužas dabar vos dega. Duosiu jam šiek tiek deguonies. Na, pirmyn. Gerai. Oho, ne, jis degina GoPro. O, beveik jų sudegino. O, tas daiktas tiesiog pakilo. Negalime leisti jam užgesti. Vos jo nepraradome, akimirkai. Turime įsitikinti, kad nuolat ją kūrentume. Tai suteiks man šilumos šiąnakt. Taip. Yra kažkas ypatingo ugnies. Turime pastogę ir šilumą, kuri mus išlaikys visą šią naktį. Vis dar turime rasti vandens ir maisto. Laukui, kol atoslūgis nuslūgs, galbūt turėsime galimybę šiuose potvinių baseinuose rasti maisto. Dabar paliekame stovyklą, einame ieškoti maisto į šiuos potvinių baseinus. Pažiūrėsime, ar galime rasti kokią nors maisto. Dabar ieškau bet ko, ką tik galiu rasti. Šliužų, kirminų, nesvarbu, imsiu viską. Einame prie šitų didesnių uolų čia. Manau, čia bus geresnė vieta. Prie šios uolos čia. Tai yra turpit kriauklė, viduje mažas šliužas. Galime surinkti keletą tokių. Taip, pažiūrėk, mes gauname jų visą krūvą. Ką tik radau kelias austrės. Tiesiog visoms duosiu per kiautą. Matai, austrė, paimkim jau. Jei tik jie būtų 5 kartus didesnė. Gerai, tęsiam paieškas. Gerai, turime dar vieną šliužą. Dėk jį į galinę kišenę. Čia turime austrę. Atidaryk ją. Šviežia austrė. Suvalgykime ją. Daugiausia kriauklė, bet visai neblogai. Čia jau ieškom bet ko valgomo. Imu viską, ką tik randu. Turime saują sraigių. Keletą austrių, kurios labai traškios. Liko tik truputis laiko, kol saulė nusileis už horizonto. Turbūt rytoj jau reikėtų pradėti kelionę atgal. Gauname kažką gero. Nėra jokio šanso, kad per šį iššūkį valgysiu tik šliužus. To tikrai nebus. O, pažiūrėk į tai, tai nerealu, žmogau.
Mes nunešime tai atgal į stovyklą, patieksime savo šliužus gražiame kriauklės namelyje. Saldus namai, mažutė, pažiūrė, taip gražu ir šilta. Turime saują šliužų čia pat, mes juos uždėsime ant ugnies, jie tiesiog keps ant žarijų ir tai bus mūsų pirmos dienos maistas, tiesiai ant žarijų. Jie tiesiog gulės čia. Rytoj vakarienį tikrai valgysime šliužus. Turime rasti kažką geresnę. Nėra šansų, kad 3 dienas valgysiu šliužus. To tikrai nebus, žmogau. Ši diena buvo sunki. Pirmas dalykas – vakarieniai šliužai. Jokio skysčio. Bent jau dabar turime pusėtinai padorę pastogę. Man praverstų greitas atsigavimas, bet manau, kad turiu jį pasilikti. Nežinau, kas nutiks per artimiausias kelias dienas. Jei galėtum užuosti šiuos šliužus, jie tiesiog nesmirda normaliai. Pažiūrėk į tai, jis tiesiog putoja, tai negali būti gerai. Šliužai paruošti, patieksime juos. Mes ten užlipam. O, gavome savo šliužus? Lenta, kurią radome šiek tiek anksčiau, tikrai pradars. Aš patieksiu mūsų šliužus ant jos, su ta miela kriauklė, kurią radome. Atidarysiu juos. Vienas šliužas. Turime jį, 3 šliužai. Vieną praradau ugnyje. Bandžiau nupūsti nuo jo smėlį ir nupūčiau jį į smėlį. Čia visur tik smėlis. Tiesiog susitaikau su tuo, kad valgysiu jį su smėliu. Turime šliužų vakarienį. Valdom. Skonis toks, lyg kramtyčiau gumą, bet šiaip jau skonis visai neblogas. Tikriausiai todėl, kad esu velniškai išalkęs. Paklausyk, ten kiek daug smėlio ir kriauklių, kad net juokinga. Esu labai ištroškęs, išalkęs, bet bent jau turime ugnį ir pastogę. Tikiuosi, kad išliksiu šiltas visą naktį. Gerai pailsėsiu, o rytoj vėl pradėsime antrąją dieną. Nuoširdžiai nežinau, kiek dar galime išbūti be ko atsigerti. Man jau sukasi galva ir jaučiuosi labai apsvaigęs. Taigi rytoj tai bus mūsų pagrindinis tikslas. Mums reikia gauti skysčių ir eiti medžioti, kad turėtume geresnę maisto. Šiuo metu mūsų pastogė laikosi. Turime gerą laužą, kuris degs visą naktį. Laikys šiltai, tikiuosi uodai manęs nelies. Tai bus mėsa nakčiai. Rytoj, antrąją dieną, pasimatysime anksti ryte. Tikiuosi, kad pavyks pailsėti. Dabar turbūt yra apie 2 valandą ryto. Nelabai daug miego, bet temperatūra labai nukrito. Dabar man tikrai šalta. Labas rytas jums, vaikinai. Ir turiu smėlio visur, kur tik įmanoma. Buvo gana ilga naktis, vaikinai. O, aš visą laiką vartymosi ir sukinėjausi. Iš tikrųjų, naktį pasidarė gana šalta. Vienas geras dalykas – nebuvo uodų, todėl šiek tiek pamiegojau. Bet šį rytą pabudau visiškai dehidratuotas. Mano kūne nėra jokio skysčio. Dabar jaučiuosi kaip susiraukšlėjęs džiovintas slyva. Taigi šiandien turime keletą tikslų. Pirmas numeris. Turime apžiūrėti šį paplūdimį ir pažiūrėti, ar galime rasti kokią nors skysčio. Taip pat šiandien plauksime tiesiai nuo kranto, kad pažiūrėtume, ar galime gauti maisto. Bet pirmiausia, man reikia gauti kokią nors skysčio į save. Praėjusią naktį buvo didžiulis potvynis, kuris atnešė daug papildomų šiukšlių iš vandenyno. Taigi, jei eisime šiuo keliu, kuriuo dar nebuvome, ir pradėsime tyrinėti, galbūt rasime arba vandens šaltinį, arba kažką, ką išmetė į krantą, kokoso riešutų, vandens butelių ar kokią nors skysčio. Pasiimsime viską, ką tik rasime. Matote, mūsų pastogė laikosi gana gerai. Pažiūrėkite, kaip smėliu pasidengė mano kilimėliai per naktį. Tai nuo to, kad visą laiką vartausi. Pasakysiu tiek, miegoti ant smėlio tikrai nėra patogu. Pasiimame savo mačetę, paliksime jį stovykloje, jis laikosi. Na pažiūrėkite, turime visiškai naujų gėrimų butelių, pažiūrėkite į tai. O, tai nėra gerai. Kas ten viduje? Šitas? Ne.
Pažiūrėk, truputį vandens, pažiūrėk, koks pieningas tas vanduo. Taip, pažiūrėk, kaip putoja. Jei aš tai išgersiu, man tikrai bus bloga, broli, ir tai gali rimtai pakenkti mano sveikatai. Štai, pažiūrėk į tai. Manau, pagavome vieną. Taip, manau, ten kažkas yra viduje. Tikiuosi, kad viduje nesupuvę. Gavome riešutą. Aš tiesiog jį atidarysiu. Mes jį įskėlėme. Ką tik radau šį vandens butelį. Matote, koks jis nugairintas saulės, pilnas druskos, vandens ir visokių šiukšlių. Ką aš darysiu? Tiesiog nuvalysiu dangtelį. Štai taip. Atsikratysime to. Dabar, problema, vyrai, yra ta, kad aš noriu viską išgerti, bet turiu šiek tiek pasilikti vėlesniam laikui. Kitaip aš tiesiog būsiu išsekęs. Taigi, tiesiog išpilsiu visą tą skystį, štai taip. Gerai, turime pabandyti. O, Dieve. Mama, burna buvo tokia sausa, tai tiesiog neįstikėtina. O, tai saldu ir tai tiesiog nerealu. Turime skysčio. Štai čia yra pusryčiai. Aš taip ištroškęs, noriu viską išgerti, bet negaliu. Turiu pasilikti vėlesniam laikui. Manau, turėsime galimybę išplaukti tiesiai nuo šios salos ir pažiūrėti, ar galime pagauti žuvų tą ranką. Ietis man suteikia daug pasitikėjimo. Turime savo kokosų vandens, grįžkime į stovyklą. Gerai, vyrai, buršnau tą kokosą, bet visiškai išsekau. Manau, laikas panaudoti mūsų slaptąjį ginklą. Jungle Juice Quick Revive. Jūs žinote, kai išgersiu tai, atgimsiu iš naujo. Ir tikiuosi, kad tai suteiks mums energijos išeiti, medžioti ir pagauti kokį nors gyvūną. Nureikim tai. Ura! Mes atgimėme. Gerai, laikas mums keltis, vyrai, mes tikrai ką nors sumedžiosime. O, tas dalykas yra tikra magija, žmogau. Visi rašykite komentaruose. Taip mes sakome, kai imam šitą daiktą. Sąžiningai, tas dalykas mane ką tik pažadino. Esu pasiruošęs. Štai ginklas, kurį turime. Tai maždaug $20 rankinis žeberklas. Iš esmės. Paimi šitą mažą guminį žiedą gale ir tempi į priekį. Taip mes ir gaudysime gyvūnus. Šitas daiktas iš tikrųjų yra labai tvirtas ir matote, jis jau šiek tiek sulūžęs. Todėl imsime viską, ką galime. Gerai, laikas eiti ir medžioti. Einam.
O dieve, tai bus viena beprotiškiausių medžioklių mūsų gyvenime. Ir pažiūrėkite į šitą gyvūną čia. Tai milžiniška dėžinė žuvis, pažiūrėkite. Ji turi mažą barzdelę ir ūsus mažus rožinius. Pažiūrėkite, kokia ji keista. Jie turi šarvą, kuris yra labai kietas, paklausykite šito. Tai kaip labai kietas apvalkalas aplink jų kūną. Tai labai keista. Bet galite matyti, kad jis baigėsi ties uodega čia, o ši uodega iš tikrųjų yra labai minkšta. Aš niekada gyvenime nesu valgęs tokio, bet girdėjau, kad jie yra nepaprastai skanūs. Ką reikia daryti? Tai išvirti juos, o tada atrodo tiesiog sulaužyti šį išorinį egzoskeletą ir tada galima valgyti viduje esantį mėsą. Spėju tavo uodegos mėsa ir panašiai. Visur čia mus mėtė į visas pusės, ten buvo tikrai pašėlusių gyvūnų. Turėjome didelę ispaninę skumbrį, keletą gražių rifinių žuvų, dar galiausiai gavome šitą padarą. Jis iš tikrųjų turi beprotiškiausias spalvas, jis netgi violetinis. Kai jam užšoliau, o negaliu sulaukti, kada ją paragauti, tai tikrai beprotiškai atrodantis gyvūnas. Dabar tai tikriausiai yra didžiausias šios rūšies egzempliorius, kokį esu matęs. Šiuo metu esu labai laiminga. Turime mėsos ir aš čia saloje valgysiu ne tik prakeiktus kokoso riešutus ir šliužus. Padėsiu jį čia, jis gali tiesiog čia gulėti. Vaikinai, net negaliu jums paaiškinti, kaip gera turėti šiek tiek mėsos. Negaliu sulaukti, kada šią popietę per antros dienos saulėlydį gaminsiu maistą. Mes tai padarėme, bičiulė. Tai kaip atranka. Bum, bum, bum. Aš dėžutėje, čia visiškai išprotėjęs. Viskas varva ant manęs. O, kvapas vis tiek baisus. Tas džiunglių gėrimas Quick Revive suteikia mums energijos pliūpsnį, kurio reikėjo, kad galėtume išeiti. Vaikinai, smėlio visur. Tas bangavimas labai sustiprėjo. Mums pasisekė, kad spėjame laiku. Dabar ten milžiniškos bangos. Saulė šiek tiek nusileido. Atrodo tikrai puikiai. Šiandien, antrąją dieną, noriu surengti epišką maisto gaminimą. Bandau sugalvoti, kaip noriu tai paruošti, nes akivaizdu, kad jis turi tą kietą išorinį skeletą. Gal net geriau būtų, manau, stipresnė kaitra, kad prasiskverbtų per tą kiautą, ar kaip ten jį pavadinti. Eisim į krūmus, užkursim laužą, prisirinksim daug maukų. Tai bus viena geriausių vakarienių per saulėlydį. Einam. Visą tai tuoj užsidegs. O, tai labai sausa. Viskas einasi gana gerai, šiandien pradėjo pūsti vėjai. Vaikinai, wow, pastarosios kelios dienos buvo tikrai beprotiška kelionė. Aš tiesiog tyrinėjau šį paplūdimį, kad pažiūrėčiau, ar galiu rasti kažką, ką galėtume panaudoti gaminant maistą. Tikriausiai galime tai panaudoti. Taip.
Gerai, tai gerai. Padėsime juos į vandenį, kad nesudegtų. Uždarysime tai. Matote, ką pastatėme? Turime 4 dalis, o tada šias groteles viršuje. Sukrausime šią ugnį, kad ji pakiltų aukščiau. Galbūt tiesiog turėsime sudrėkinti šias dalis čia, kad jos nesudegtų ir mūsų žuvis bus gera. Uždegti ant viršaus. Gerai, jau yra šiek tiek karščio, paimkime mūsų žuvį, pažiūrėk į ją, gerai, dėkime ją, padėsime ją čia. Vėjas iš tikrųjų pučia šią kryptimį, nukreipdamas daug karščio čia. Taigi aš tiesiog perkelsiu mūsų groteles ir padėsiu žuvį ant krašto. Ugniai reikia kažkur išeiti, žinai. O, ten po apačia tikrai karšta. Tai turbūt vienas iš įspūdingiausių būdų iškepti šią žuvį. Tikiuosi, kad pavyks praleisti pakankamai karščio. Pažiūrėkime, oi taip, oi ne, mūsų grotelės ką tik sugriuvo. Velnes. Būčiau jums melagis, jei sakyčiau, kad žinau, ką darau su šia žuvimi. Pirmą kartą turiu tokią žuvį, nežinau, ar ją reikia kepti lėtai, ilgą laiką ar karštai. Neturiu jokio supratimo. Pastumsime šią ugnį į šoną, gausime gerų žarijų ir užmesime ją. Mes tai darome lauke, australišku stiliumi, tiesiai ant žarijų, bičiuli. Taip jį turėtų lėtai iškepti. Matote, čia visada yra velniškai sunku, kad jis bent kiek apskrustų. Kokia kelionė, žmogau? Ta žuvies kepimo rėmas buvo išlikimo istorija. Kartais dalykai nesusiklosto, bet turi tiesiog improvizuoti ir prisitaikyti. Tai turbūt vienas keisčiausiai atrodančių pokius esu kada nors valgęs. Girdi? Tai beprotiška, tai taip keista. Čia visko tiek daug, net nežinau, kas tai yra. Šešiakampės formos ant jo. Žiūrėk, ką tik vieną nueinau, gali matyti, kad visi jie vienodos formos. Žiūrėk, štai čia yra vienas. Tai kaip dėlionė. Viduje iš tikrųjų labai karšta, nes dėl kelto mėsa tarsi išvirė garuose. Gerai, pažiūrėk į tas mėsos gabalus, kurie nukrenta. Atrodo tikrai gerai. Paragaukime, šviežia mėsa saloje. Tai turbūt labiausiai neįvertinta žuvis, kokią suvalgęs. Kas būtų pagalvojęs? Kažkokia dėžinė žuvis? Tai beprotiška. Na. Ir pažiūrėk, viskas balta. Ar tu juokauji? Rimtai? Manau, vienintelis dalykas, kurį pakeičiau, tai kažkaip bandyčiau išimti visas vidurius. Tiesiog manau, kad kai jis garinasi su visais viduriais, atsiranda šiek tiek keistas skonis. Parašykite komentaruose, jei žinote, kaip galima išimti visus vidurius. Nors, manau, reikėtų palikti jį visą. Aš tikrai 100% vėl šaučiau juos. Be jokios abejonės. 100%. Čia šioje saloje jaučiuosi taip, lyg visi jūs būtumėte kartu su manimi, kiekvienoje vietoje, kur einu. Rimtai, aš jūs labai myliu, ši bendruomenė, kurią čia turime. Offshore Tales, niekas to nedaro taip kaip mes. Niekas nevaldo dėžinių žuvų taip kaip mes, apleistose pakrantėse. Aš jūs labai myliu ir jei esate naujas kanale, mano vardas Veidas. Štai dėl ko mes gyvename, žmogau. Nuotykiai, išgyvenimas, salos, rojus ir graži šviežia mėsa. Paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite dabar pat ir parašykite komentaruose, ar jūs tai išbandytumėte, kas būtų pagalvojęs. Sienodži meisio dėžė. Sąžiningai, gavosi daug geriau nei tikėjausi. O, pilni pilvai, turime saulėlydį. Štai dėl ko mes tai darome, vyrai. Nėra vietos, kur norėčiau būti labiau. Myliu jūs, vyrai. Šiek tiek kokoso desertui. Šis stalas labai pravertė.
Taip, o ne, čia nėra nie trupučio smėlio. Šviežios kokosas desertui. Pažiūrėk ten. Neblogai. Vis dar taip trokštų, bet... Aš tai pasiliksiu. Šį rytą atsikėliau ir beveik neturėjau energijos. Buvau dehidratuotas, alkanas ir tiesiog labai pavargęs. Neįtikėtina, kad viskas gali taip greitai pasikeisti. Radome tą kokosą, greitai atsigavome ir išėjome panardyti. Čia šiuose salose tiek daug išmoksti. Tai daugiau nei tik išgyvenimas, tai ryšys su žeme ir savęs pažinimas, kad kartais gyvenime gali būti visiškai dugne. Vaikinai, ir viskas gali pasikeisti akimirksniu. Viskas gali pasikeisti, viskas praeina ir geri laikai jau pakeliui. Rimtai, aš jūs labai myliu, vaikinai. Jei reikia su kuo pasikalbėti, žinokite, kad jūs myliu aš ir Dievas. Mano skrandis pilnas, jaučiuosi visai gerai šį vakarą, vaikinai. Turime paskutinį vakarą. O aš to nelaukiu. Praeitą naktį buvo tikrai šalta visą naktį. Ir visur aplink mane ropojo tie maži krabai atsiskyrėliai. Šį vakarą bandysime su to kovoti, užkursime laužą, tikimės, kad tai juos visus išgazdins, turėsime šiek tiek daugiau liepsnos saulėlydžių. Antra diena. Aš tiesiog skrudinu mūsų kokosą čia pat. Skrudintas kokosas dezertui. Oho, tai taip skanu. Toks dūmo skonis. Labai gardu. Rytoj susitiksime anksti ryte, trečiai ir paskutiniai dienai. Neturiu jokio supratimo, kas laukia šį vakarą, bet aš pasiruošęs. Bičiuli, aš jau toks smelingas, toks nudegęs saulė, toks suru. Bet šiandien buvo tikrai epinė diena, pilvas pilnas, jaučiuosi puikiai, rytoj susitiksime anksti ryte, trečioji diena. Labas rytas jums, vaikinai. Ir trečiąją dieną turime saulės šviesą, vaikinai. O, tai neįtikėtina. O, saulė taip maloniai šildo. O iš tikrųjų praėjusią naktį viduryje nakties pasidarė labai šalta. Ta saulė nuostabiai šildo. Oi, visur pilna smėlio. Tu buvai puikiai pastogė, bet atėjo laikas ją palikti. 3 dienos šioje saloje, šioje pastogėje. Jei jums patiko šis video, parodykite palaikymą, paspauskite patinka ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitame laukiniame nuotykyje. Daugiau vaizdo įrašų čia. Či-hu!